Yra siena, yra nuostabi vakarinė saulė, opa, yra skylė ir langas. Tai paprasta, kurgi ne. Bet iš tikrųjų lango statymas yra sudėtingas ir užknisantis procesas. Parodysiu, kaip viskas vyko. Na kągi, prasideda nešančiųjų sijų gravimo darbai. Tam reikalui aš nusipirkau nivelyrą, nusistačiau lazeriuką, kad rodytų tiksliai, kur statyti langą. Ir, na kągi, važiuojam. Ar žinote, ką geriausio gali padovanoti draugė kitai draugiai gimtadienio proga? Ogi savo vyrą. Taigi aš gavau gimtadienio dovanų draugės vyrą, kuris man pagelbėjo įstatyti langą, nes patikėkit, neįmanoma to padaryti vienai. Pauostai, pavemi grįžti, va čia tai balius. Važiuojam. Viskas gerai, tik tai labai knisa nesibaigiančios dulkės. Prieš paskutinis darbas – metalinių montavimo galūnų pjovimas. Tiek džiaugiausi įstatytų langų pirmą dieną, tiek liūdėjau antrą. Pasirodo, langas įstatytas neteisingai. Išorinė pusė yra pastatyta į vidų. Ta aš sužinojau iš 2 skylučių vidinėme lango rėme. Skylutės turėjo būti išoriai. Statybos užknisa.